Iš praktikos matau, kad žmonės dauguma ateina ir negali suformuoti užklausos arba tos problemos, kurią norėtų išspręsti, ne? Tai dažnai būna, kad pavyzdžiui, man nepatinka, kaip elgesi vyras, ne? Aš negaliu susitart su vaiku, mano vaikas ten paauglys arba ten vaikas, ne dar nenormalus, jam reikia pagalbos, ne? Kažką tokio ten, aš negaliu susitarti su žmonėm, mano darbdavys yra blogas, ne? Ten mano draugės ar ten tėvai manęs nesupranta, ne? Tai dažniausiai ateina su ta išorinė problema, bet kiekvienas psichologas grįžta prie pačio žmogaus, ne? O ką jūs jaučiate dėl tos situacijos, o ką būtent jūs norit išsiaiškinti, ne? O ką būtent jūs norit pakeisti, ne? Ir mes vis tiek, kaip psichologai, mes grįžtam prie pačio žmogaus, prie jo jausmų, prie jo emocijų. Tai kaip ir daugumos mano video, jūs matysit, kad mes grįžtam prie pačio to žmogaus, ne? Gerai, kaip jūs norite jaustis ten dėl vaiko, ne? O kaip jūs norit reaguoti, ne? Mes neliečiam vaiko, mes neliečiam vyro, mes neliečiam žmonos, mes neliečiam tėvų, ne? Mes visada dirbam būtent su jūsų reakcija, su jūsų emocijom, ne? Ir vis tiek mes grįžtam visada prie jūsų. Ir kad ten, pavyzdžiui, mano vyrui reikia pagalbos, mano vaikui reikia pagalbos, ne? Kol jie patys nesikreips, tai tikrai niekam ten pagalbos nereikia, jeigu net reikia, tai tikrai nepadės, iki kol jie patys to nesuvoks, kad jiems reikia pagalbos. Apie vaikus aš nešneku, nes ten būna, kad jie tiesiog nesuvokia savo realybės, tos tikros realybės su savo vaikų psichika, ne, dar nesuformuota. Tai mes šnekam tik tai apie suaugusius ir mes tikrai negalim dirbant, pavyzdžiui, su jumis, ne su konkrečiai. Su jumis, ne, mes negalim dirbti, kol nėra to trečio asmens, ne, nėra vyro šalia, nėra žmonos, ne, ir mes negalim būtent jų pakeisti, mes galim pakeisti tik tai jūsų požiūrių, jūsų emocijas į kažkokias situacijas arba į tą žmogų. Tai ta, kad suformuota, ne, mes vis tiek grįžtam ir dažnas klausimas, o ką jūs jaučiate, o kaip jūs jaučiatės, ne? Ir ką jau irgi iš mano video suprasit, kad žmogus dažnai net nesuvokia, ką jaučia, jisai net nežino, kad yra kažkokios emocijos, ne? Jisai antiek užblokuoja savo tos jausmus ir jausmingumą, kad tiesiog yra blogai, gerai, normalu, yra ten gera, negera, ne? Yra ta juoda ir balta, nėra jokių atspalvių tarp tų dviejų spalvų. Tai mes turim pažint, mes turim išlavinti emocinį tą, na, kaip sako, emocinį intelektą, ne? Tai ta yra, kad mes tiesiog tą jausmingumą, kad yra dar kitokios emocijos, ne tik gerai, blogai, arba ten man gera, man bloga, ne? Tai mes dirbam būtent su jumis, su jūsų jausmais, ne? Bandom išsiaiškinti, ką būtent jūs jaučiate, ne? Ir irgi ko jūs norite, ne? Aš noriu, kad vyras ten taip nesielgtų, ne? Tai tiesiog mes keičiam į jūs, ne? O kaip aš galiu reaguoti į tą, ne? Ir pavyzdžiui, kad užklausą turim suformuoti ne į neigiamą, o į teigiamą. Tai pavyzdžiui, aš noriu nepykti, aš noriu neimti galvą kažko, ne? Tai be to ne, tai aš noriu ramiai reaguoti, ne, vietoj to, kad aš noriu nepykti. Aš noriu, ten kaip pavyzdžiui, nesierzinti, ne, tai tiesiog vėlgi aš noriu ramiai reaguoti į tokią situaciją, aš noriu išsiaiškinti tokius dalykus ten ir be to ne, be neigiamo, o tik tai per teigiamą užklausą, ne, ko aš būtent noriu. Tai pavyzdžiui, kad palengvinti, nes dažnai būna, kad viena ar dvi ar net ir 3 sesijos tiesiog šnekama, ne, kol išsiaiškinam žmogaus poreikį, ko žmogus būtent nori. Tai jūs galit palengvinti ir sutaupyti savo pinigus, ne, ir palengvinti ir savo darbą, ir psichologo darbą. Tiesiog surašykite, ne, kas būtent jums nepatinka, ką jūs būtent norėtumėt pakeisti,
ko jūs būtent norėtumėte, ne? Ir bandykit, rašykit, negalvokit, o rašykit, nes mūsų protas labai tingus, jisai tikrai nenori nieko keisti, kas, kaip sakom, dirba iš inercijos, ne, kur nereikia eikvot energijos, tai jisai tikrai jūs apgaudinės, kai jūs rašote, tai jūs jau formuojate naujas ląstelės, tas smegenų, ne, neurologinės. Tai jūs rašot ir surašinėkit, kad kas man nepatinka, kokia situacija, ne, ką aš jaučiu tai situacijai ir ko aš noriu, būtent iš tos situacijos arba po šitos situacijos, aplamai, ko aš noriu gyvenime, kad būtų taip, o ne kitaip, ne? Tai va ta vat taip veikia ir tada irgi, pavyzdžiui, irgi savo palengvinkit ir sutrumpinkit darbą, nes kai jūs darot analizės, tai irgi jūs jau pusę darbo galit net padaryti. Dažnai būna, kad kol jūs rašot, jūs ir atsakymus radas. Tai ir, pavyzdžiui, kaip jūs suprasite, kad jūs pasiekėte tą tikslą, vat, ko jūs norite, ne? Tai jeigu aš noriu, kad ten nepykti ant vyro, ne? Tai pirmas dalykas, aš noriu adekvačiai reaguoti į vyro kažkokius ten elgesį. Ir tada kaip pažinosiu, kad aš pasiekiau tikslą, ne? Kai pasikartoja tokia situacija, tai aš nesusierzinu, aš nesupykstu, ne? O tiesiog, arba ten jeigu net ir susierzinu, aš tiesiog jaučiu, kad aš susierzinu, aš pasakau, žinok, aš susierzinau šitoj situacijai ir adekvačiai pasakau, kad man nepatinka, arba prašau kitą kartą taip nedaryk, arba prašau jau nebedaryk taip ir viskas, ne? Tai kaip jūs žinosit, kad jūs pasiekėte tą tikslą? Tai kai aš šitoj situacijai elgsiuos taip, o ne pagal seną kažkokią tą normą, pagal kurią aš visada ten elgiausi iki šiol. Tai tikrai rašykit problemas, rašykit, ko jūs norit iš tų problemų, ne, kaip jūs norit išspręsti, koks būtent tas pozityvus yra tikslas jūsų tos problemų sprendimo ir kaip jūs žinosit, kad jūs pasiekėt tikslą. Tai kai jūs surašysit tokius punktus, jūs tikrai galit net pusę darbo padaryti jau patys, ne, o jeigu net nepadarysit, tai jūs jau galėsit sutaupyti savo pinigėlius, ne, ir savo laiką, kad su psichologu jūs lengviau išsiaiškinsit būtent, ko jūs norit iš konsultacijų. Nes tai yra labai svarbu, nes tada irgi galima matyti, kurie kryptim judėt kartu, ne, ar iškart technikas taikyti, ar jums tikrai tai net pagalbos nereikia, galbūt tiesiog jums reikia patvirtinimo, kad jūs esat adekvati ir kad jūs tikrai gerai viską darote, ne, ir kad jūs esat nuostabi moteris, o tiesiog, kad neadekvatus šalia žmogus, ne, ir tada tiesiog ką jūs su tuo darysit ir viskas. Tai analizuokite, nes tikrai smegenys, mūsų protas tingi analizuoti, ne, jam įprasta gyventi mūsų įprastą gyvenimą. Jeigu norit kažką keisti, tai analizuokit ir kaip jūs norit kitaip.